Sveikinu jūs įsigijus Tupperware mažąjį Supersonic smulkintuvą, mechaninį smulkintuvą, kuriuo tikiuosi džiaugsitės daug metų. Šį video skiriu tam, kad būtų galima jums lengviau pasižiūrėti, kaip jį išardyti, kaip jį prižiūrėti, kad jisai tarnautų jums daug metų. Taigi, mažasis Supersonic, jisai vadinasi todėl, kad tai yra 300 ml talpa ir pažiūrėkime, iš ko jisai susideda. Galva, ašmenys paslėpti į įmautę ir indelis. Pats indelis, kaip ir minėjau, 300 ml talpa, taip kad čia mes logiškai, kad smulkinsime tai, kas telpa į šitą indelį. Riešutai, svogūnai, česnakai, žalumynai įvairūs, užtepėlės, ko reikia mums nedaug arba ką mes per kelis kartus susismulkinsim. Indelio apačia yra minkšto polimero tokia dugniukas, ant jo yra žymos, yra mūsų logotipas, yra žyma, kad negalima naudoti į mikrobangų krosnelėje. Šitą indelį jūs galite plauti indaplovėje, tik tai labai svarbu, kad minkšto polimero tarpinė nesiliestų su aštriais įrankiais, peiliais ir kad jinai nepasižeistų. Taigi, indelį galima plauti indaplovėje. Na, o dabar pažiūrėkime apie ašmenis. Ašmenis yra transportavimo metu, kada jūs gaunate Supersonic į namus, jie ateina įpakuoti iš tai tokią įmautę. Šito dėklo rekomenduoju neišmesti, jį naudoti, kada jūsų smulkintuvas nesmulkina. Jį taip pat ašmenis galima saugiai sudėti, kad šeimos nariai tiesiog neįsipjautų. Ašmenis būtina plauti rankomis, indaplovėje tikrai nerekomenduoju, kadangi karštis ir visa chemija tiesiog iš ašmenų atima aštrumą, o mes norime, kad jie būtų tikrai labai aštrus. Jie yra skirtingai užgalasti, skirtingai pakelti, skirtingos formos ir kapoja tobulai. O įmautės rekomenduoju taip pat neišmesti dar ir dėl to, kad jeigu jums reikia išlukštenti didelį kiekį česnakų skiltelių, tiesiog jas išimate iš galvutės, su visomis lobelėmis dedame į smulkintuvą ir tuomet naudojame ašmenis su įmautė. Juos tiesiog susidedame į įmautę, dedame ir galime tada česnako skilteles lengvai prasukti su virvutės pagalba ir tos česnako skiltelės išsilukštens, jums nereikės lupinėti su peiliu. Na, taigi, ašmenų mes neplauname indaplovėje, plauname rankomis, nusausiname ir susistatome iš karto į smulkintuvą. Jeigu smulkintuvas nenaudojamas tuo metu, labai rekomenduoju jį vėlgi laikyti atvirą spintelėje, tam, kad tiesiog drėgmė, jeigu ten ir liko lašelis koksai, išgaruotų ir kvapai lygiai taip pat išgaruotų. Na, o svarbiausia dalis tai yra mūsų galva. Ji daro pagrindinį darbą ir, žinoma, galva susideda iš dviejų dalių, baltoji dalis ir raudonoji dalis, ir dirba čia raudonoji dalis, o baltoji dalis, kaip sakau, duoda nurodymus. Ant jos mes galime rasti įvairius ženklus, čia yra spynelė atidaryta, vadinasi, mes atidarysime šitą galvos mechanizmą, yra rodyklė, o virvutė štai yra raudonojoje dalyje. Tai tokiu atveju ir taip ir darom. Atsisukam taip, kad mums būtų patogu, atidyti galite vienaip arba kitaip, kuri pozicija jums patogesnė, kuri ranka jūsų dirba, dešinė ar kairė. Mano dažniausiai dirbanti yra dešinė ranka. Ir šitas mygtukas, kuris yra nurodytas, jį reikia vos paspausti, negiliai, ne per sunkiai, nekaip, bet reikia paspausti tik tai tą priekinę dalį, kad ji palystų po baltąją dalim ir suksime, kaip rodo rodiklė, ar ne? Dirbame su raudonaja dalimi, dešinė ranka šiuo atveju dirbsiu ir dirba, kaip sakau, raudonoji dalis, o baltoji stovi vietoje. Tai aš paspaudžiu mygtuką ir rodiklės nurodymų pasuku raudonąją dalį. Pasuku ir mano smulkintuvo galva išserdo. Dabar žiūrėkime, ką turime štai čia. Baltoji dalis, ji turi būti švari, sausa, ją galima plauti indaplovėje, galima su šepetėliu gerai. Labai svarbu, jeigu smulkinote ir darėte kažkas užtepėlę su skyšiu, su majonezu, su aliejum, su įvairiais padažais ir jums prisitaškė, tai labai svarbu išplauti taip, kad va šita dalis, apatinė dalis, jinai laisvai judėtų ir netgi tokį klibesį turėtų. Na, o raudonoji dalis, kaip minėjau, turi integruotą virvutę ir tą virvutę daro tuos stebuklus, kada mes trumpais patraukimais sukapuojame norimą produktą. Tai tą virvutę reikia saugoti nuo sudrėkimo. Todėl mes kiekvieną kartą panaudoję Tupperware smulkintuvą, mes turime išardyti. Šitą baltą dalį tik tai švariai apvalyti su rankšluostuku ar popierinė šluostė, prižiūrėti, kad jinai būtų sausa ir švari, o šitą dalį galima švariai išplauti indaplovėje. Išardėme, išplovėme, išsausiname, leidome išdžiūti, na, o dabar reikia surinkti. Kaip ir minėjau, baltoji dalis duoda nurodymus, yra griovelis, yra rodyklė ir uždarimo spynelė, o raudonoji dalis dirba. Vadinasi, tą cibuką, kuris yra įsikišęs, aš statau link rodyklės, statau štai čia ir pasukau, taip kaip rodė man rodyklė.
ir smulkintuvas jau dabar yra pilnai surinktas darbui. Labai svarbu, virvutę traukiame tik tai horizontaliai, tam, kad jinai nesitrintų traukimo metu į šonus. Jeigu taip atsitiko, kad sudrėko jūsų virvutė, tai galimas toksai retkarčiais toks variantas, kad mes tiesiog ištraukiam virvutę ir stipriai įkišame štai šitą dalyką ir jisai gal neipatingai gerai laikysis, bet virvutę galima truputį pradžiavinti štai tokiu būdu, pakabinant ant kažkokios virtuvėje kilputės, kad neišdžiūtų. Labai svarbu, kad virvutė liktų sausa ir neišpamptų. Na, o kad dabar truputėlį dar ir vizualizuočiau, kaip atrodo mūsų darbas, tai vėlgi nusiimu ašmenis. Šiandien patiekalui naudosiu česnako ir aitriosios paprikos, tai yra čili pipiriuko. Tai kad man nevargti ir netriūsti pjausant ant peilių, aš tiesiog susidedu dar čia. Lygiai taip pat tilptų dar ir daugiau, sakykime, čia produktų. Dedu dangtį, taip kad fiksatoriai užsidarytų, matote, griovelis. Ir tik tai pasitikslinkit, kad ašmuo būtų teisingai stovėtų tiesiai. Dedu dangtį ir užsukam, užfiksavom. Dabar galima dirbti tiesiai ant stalo, va tokiais patraukimais. Ir jeigu aš sustosiu, mano stalas juda, nekreipkite dėmesio, aš terasoje dirbu. Jeigu aš pakopu po kokią 10 patraukimų, pažiūrėkite jau, kas man gausi. Štai taip. Jeigu aš dar noriu smulkesnio varianto, dabar jau galiu, va kaip kvepia skaniai, galiu ir taip rankose, tik tai būtinai, kad vertikaliai būtų ir horizontaliai būtų virvutė. Galite papurtyti, jeigu jie daug produktų yra. Ir dar truputį. Pažiūrėkime, ką turime. Va. Mano visiškai susikapojo gražiai česnakėlis ir čili pipiriukas. Mes darysime kiaušinienę tokią mandrą, šukšuką. Ir dabar, kadangi čia reikėtų nuvalyti, aš nepasiėmiau mintelės, tiesiog paspausiu, dabar kita ranka ar ne, paspaudžiu, rodo kryptį man raudonos dalies, kad turiu sukti į tą pusę, pasukau, išplausim šitą dalį, nuvalysiu, išplausiu ir sudėsiu atgal galvytę. Štai toks yra mūsų Tupperware Supersonic smulkintuvas. Šį mėnesį galite įsigyti su nuolaida. Tikrai labai rekomenduoju. Nuoširdžiai.